Sveiki visi, linkėjimai iš Empty Waterio. Nesame dar taip labai giliai, bet jau šiek tiek įlindome. Jau ryšio nėra, gyvybės irgi nedaug. Daug kalbėjau, daug jau visko apsakyta, bet kai ką noriu patikslinti, kai ką noriu papildyti, kai ką noriu pasakyti, kas dar nepasakyta. Tai va, 3 dalykai labai svarbus, užsirašiau ant delno, kad nepamirščiau. Va. Taip, jie nebus, kaip pasakyti, labai jau taip prioritetinių tvarka sudėlioti, jie tiesiog labai svarbus dalykai. Tai buvo čia įvairių žinučių, dar įvairių komentarų apie Vaidą. Tai dar kartą kartoju, mes puikūs draugai esame ir matėt mano nuotraukų pas Vaidą. Tai yra tiesiog abipusis logiškas sprendimas, kodėl aš nebevažiuoju su Vaidu. Nors realiai tai mes vis tiek važiuojame drauge, tai čia viskas čia yra gerai. Tikrai. Ir tada kitas dalykas, dar nepaminėtas, šiek tiek buvau užvedęs šitą mintį jau ant kelio, tai apie rėmėjus mano Contribui. Labai dėkingas esu jums. Jūs jau labai stipriai padėjote man ir dalis kelionės taip netiesiogiai, bet jau atsipirko. Tai kartu ir ta finansinis dalykas man labai yra svarbus ir kartu tai, kas nesusijęs su finansais, kad jaučiu didelį palaikymą, susidomėjimą. Tai verčia mane irgi tobulėti toliau ir pažiūrėsim, kaip čia viskas gausis su šitais vlogais toliau. Bet matau, kad nebegaliu sustoti, bus labai įdomu, bus labai sunku gal net surasti kelią, kaip iš Dakaro grįžti į kasdienybę ir ją padaryti įdomesnę. Čia didžiulis iššūkis man, bet pasitraukti neketinu. Tai labai ačiū jums ir apie rėmėjų partnerių, kaip žinoma, galima būtų jau taip sakyti, temą noriu labai padėkoti Ramūnui Stulgai, su kuriuo įveikęs esu jau Dakarą, galima sakyti, ne nuo A iki Z, bet keletą kartų aš vis būdavau labai šiltai priimtas į automobilį ir pasirūpintas labai gražiai Ramūno. Tai Ramūnai, ačiū tau labai. Ir ačiū, kad esi čia su Dakare kartu, nors tavęs čia nėra. Tu labai svariai prisidėjai prie šitos kelionės ir jo, iš tikrųjų, jeigu ne tu, tai mane čia galėjo ir nebūti. Kaip ir galėčiau priskirti tave prie rėmėjų, bet aš tave skiriu prie draugų, nes taip elgėsi draugai. Tai labai ačiū tau. Ir trečias dalykas, toks irgi šiek tiek susijęs su antruoju, kadangi taip tikrai man buvo sudėtinga finansiškai šiais metais, tai teko ieškoti irgi kažkokių lengvesnių kelių šiek tiek. Ir man padėjo 2 žmonės. Tai vėl, kad peršokau pas Antaną, čia nėra, kad kažkas negerai su Tomu ar Nuotykių fabriku, tikrai labai praleidau gerai laiką. Toks planas buvo. Tiesiog buvo toks planas, kai pradėjau dėliotis Dakarą, tai vienas iš pirmųjų žmonių ir buvo, kam paskambinau, buvo Antanas. Ir mums pavyko sustarti. Tik jisai ketino važiuoti antrą dalį. Tai kada susidėliojom planą, pradėjau dengti pirmą dalį Dakaro ir taip beieškodamas atsakymų. Realiai vienu klausimu visai kitu paskambinęs Tomui. Išėjo iš kalbos, kad mes
Jisai nesakė man į tą klausimą iki galo, bet atsakė į neužduotą klausimą ir mes su Tomu, su broliu ir Mindė ir su visų nuotykių fabriku praleidau pusę Dakaro, kol atvažiavo Antanas. Tai vėlgi, čia buvo toks planas, labai rekomenduoju nuotykių fabriką, nes tikėjau, kad bus taip fun. Buvo tikrai fun. Tai va, 3 dalykai, kurie labai svarbus ir kurie nesikeičia. Tai mano širdis vis tiek yra su komandėlė mėlyna, dabar jau pilka, bet tai tik spalvos. Mano širdis yra su Vaidu, Paulo ir Saulis visą laiką mintise šmėžuoja man, tai yra nuostabi mano kelionė. Ne tik per Dakarus, bet ir per gyvenimą. Antras dalykas, ačiū už finansinę pagalbą visiems. Ir trečias dalykas, Tomas ir Antanas vėlgi labai stipriai padėjo. Tai tikriausiai sakau tiesiog ačiū visiems, nes man tai labai svarbu ir būčiau norėjęs, kad viskas kažkaip paprasčiau susidėliotų ir kad nebūtų reikėję visokių tokių sprendimų. Matyt, padariau klaidų savo karjeroje, nematyto jų ir padaryta, kad neturėjau kliento šiais metais, tai akmenys į mano daržą čia visi. Teks nėra laiko mokytis iš klaidų, reikia dabar veikti, tai galvoj planą turiu ir stengsiuosi jį įgyvendinti. Tai va, viskas yra gerai, esu čia, kur manau ir turiu būti. Iš feedbacko social medijoje ir video ir foto turinio matau, kad esate nenusivylę manim ir aš deliverinu tai, ko jūs tikitės iš manęs. Tai labai ačiū už gerus komentarus ir palaikymą. Žinau, kad einu geru keliu. Truputėlį reikia tą kelio knygą truputėlį pavartyti, pasiaiškinti ir finišas bus sėkmingas, bet jisai dar toli. Šitą kelionę mano, aš žinau, jaučiu, kad jinai yra ilga ir kupina nuotykių bus ir toliau, tai va jau pradėjau čia pilstyti iš tuščio į kiaurą, bet tie dalykai yra svarbus. Ačiū visiems. Labai ačiū. Pasimėgaukit MT Quateriu kartu su manim. Tikrai yra labai gražu. Kol net važiavo automobiliai, po to jie čia viską išdraskys. Bet tai irgi turi savito žavesio, o gamta viską sudėlios. Prapūs vėjelis, nulis kažkada ir čia bus kaip nieko nebūta vėl. Tik smėlis, dangus ir gyvūniukų čia dar visokių yra.